Važiuoju į gerą pusę. Rokas man malonu, kad Rokas ateina dažnai paklausia. Jeigu padėtum, taip ir turi? Parašas ir turi. Kaip seniai? Bet tai ir veža, ne? Ką? Tai veža, tai duoda savotiško kerosino. Čia auklėžniai savo darbštumu ir talentų uždėka trenerių, sugebėjimais. O kitas kambarys reikšmingesnis. Aš galvoju. Lygės jau teikiamas. Aš tik jau ponia Lorencija. Dabar dar ne, prašau, kad man Taukus situacija. čia mano balsas rašytojų. Jau sena, pasenęs, bet visą būtį. Davėt mums per savo gyvenimą labai ačiū. Po šiai dienai davęs verslas, sakant, tie kooperatyvai kaip padėjo. Ir tai Dievas jums sveikatos tada ir mes tada leidžiam. Su Dievu. Jeigu ne kažkokia, jeigu nebūčiau baldai išgirdęs, nebūčiau, žalai gal išgirdęs. Reikia nežiūrės, reikia ramiai, tik tie rezultatą tai žinoti. Šitais planais. Gavosi. Arvydas Helsi augina savas krazdą. Aš jums sakau, kiekvienas berniukas nori būti Sabonis. Savo Sabonis nori būti pasaulis. Lietuvos sporto universiteto iškilmingą senato posėdį, kuriame universiteto garbės daktaru bus inauguruotas vienas žymiausių Lietuvos atletinio rengimo trenerių, universiteto tiesa tuometinio Lietuvos valstybinio kūno kultūros instituto absolventas Aleksandras Kosauskas. Kviečiu sveikinimo žodį tarti universiteto senato pirmininką, profesorių daktarą Aleksą Stanislovaitį. Prašau. Nu, žinok, aš šitai pabijau, kad bus sunku. Gerbiamas gerbiami svečiai, gerbiami Lietuvos sporto universiteto bendruomenės nariai. Iš tiesų šiandieną didelė šventė. Lietuvos sporto universitetas gyvuoja 80 metų. Šiais metais mes spalio mėnesį
yra, ir žinau, tikrai ne vienas Aleksandro Kosausko mokinys. Vienas iš jų yra mūsų universiteto profesorius, tad kviečiu Aleksandro Kosausko mokinį, profesorių daktarą Vytautą Skreckį, pristatyti garbės daktaro biografiją. Labą dieną. Norėčiau pristatyti trumpą biografiją. Aleksandras Kosauskas 1940 labai netoli nuo mūsų universiteto, keli šimtai metrų. Ir nuo pat jaunystės labai pradėjau domėtis sportu. Šokančio į aukštį, peržengimo krūtinę būdu, ir šiuo metu dabar jau taip žmonės nebesportuoja. Ir reikėjo pratęsti geriausiai. Aleksandras. Įsigyti. Gal arčiau reikėtų. Truputį pasikelsiu. Per didelis. Paklaustas, o ar pats esate lyderis? Atsakydavau taip. Visuomet norėdavau veikti dirbtis. Todėl jo pergalės dar jaunystės gintos turėjo gan svarių rezultatų. 1964 metais baigė dar tuometinį taip vadinamą Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą ir pradėjo dirbti Kauno 6 vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytoju. Sporto mokykloje lengvosios atletikos treneriu. Vėliau pradėjo dirbti aukšto meistriškumo mokykloje. 1975–85 metais Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės treneris. Vyriausias buvo paskirtas sprinto ir barjerinis bėgimas. Pagrindinė jo rungtis buvo barjerinis bėgimas. Čia matome kairėje pusėje nuotrauką, tai būtent dabar nebeegzistuojanti Jonas Jekšnys, kuris šiandien yra šioje salėje, turbūt dar prisimena savo rekordinius bėgimus. Aišku, būtent merginos taip pat pasiekė labai aukštų rezultatų. Ir ne tik tai barjerinėme bėgime, bet ir šuoliai į aukštį, aišku, ir toli, įvairiose rungtyse. Būtent lengvai atletikai. Pasikeitus būtent sąlygoms, treneris perėjo dirbti į Kauno Žalgirio būtent komandą, bendro fizinio pasiruošimo trenerių. Aišku, sukaupta žinių treneriui Aleksandrui Kosauskui. Nuo 1992 metų ir 2006 metų Lietuvos nacionalinio vyrų krepšinio rinktinės trenerio Gaiščio Gedimino 4 laipsnio ordino. 2003 metais suteiktas Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas. 2003 metais apdovanotas Lietuvos Respublikos prezidento dekretu už ypatingus nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, ordinu už nuopelnus Lietuvos tautinio olimpinio komiteto olimpinė žvaigždė 3 laipsnio santuokos garbės ženklu. Aišku, trenerio draugai, kolegos buvo gan istorinės asmenybės. Matome Arvį rekomendaciją suteikti garbės daktaro vardą Aleksandrui Kosauskui. Apibūdinau jį taip, kad Aleksandras Kosauskas žino pergalę ir pralaimėjimus. Ne tik mokslas, verslas, bet ir menas. Jis kaip treneris žino mokslo pagrinus ir juos taiko tobulindamas sportininkų galimybės ir gebėjimus pagal tam tikras taisykles, adaptacijos principus. Kaip menininkas žino, rodo Aleksandro Kosausko kompetencijas
Paklaustas, ar jis yra lyderis, visada sakys, kad nu. Prieš perskaitydamas Senato nutarimą, aš noriu dar keletą žodžių jūsų dėmesį. Iš tikrųjų, čia buvo tikrai labai plačiai ir išsamei gerbiamo profesoriaus Vytauto Streskio pristatytas gerbiamas Aleksandras Kosauskas, bet ir aš žanginiame žodėje, Vytas neužakcentavo vieno dalyko, tikrai labai svarbaus. Buvo paminėta, kad Aleksandras Kosauskas yra atletinio rengimo pradininkas. Iš tikrųjų, prisimenu tuos laikus, kada Žalgiris tik turėjo fizinio pasirengimo trenerį. Kitos mūsų šalies komandos to trenerio neturėjo. Ir dabar, ką mes turim? Mes turim tai, kad visos LKL komandos turi atletinio rengimo trenerius. Geriausi pasaulio treneriai, geriausi treneriai krepšinio važiuoja, kaip sako, pasienę su savimis į kaip ir pavadinsime rankinę, reiškia geriausius atletinio rengimo specialistus. Ir to pasekoje Lietuvos sporto universitete atsirado atletinio rengimo specialybė. Treniravimo sistemose atsirado atletinio rengimo specialybė. Ir šiandieną mes tikrai džiaugiamės Eurolygos pasaulio, Europos čempionų treneriais, reiškia komandomis, kurių treneriai yra atletinio rengimo treneriai, kurie baigė pas mus Lietuvos sporto universitetą. Visiems tikriausiai puikiai jau žinomės pavardės kaip Elvis Kondratavičius, Sigitas Kavaliauskas, Justinas Baidys. Aleksandras Kosauskas už nuopelnus verslant Lietuvos sporto universitetą ir rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus yra Lietuvos sporto universiteto garbės daktaras. Pasirašo universiteto rektorius Albertas Kurvidas, Senato pirmininkas Aleksas Stanislovaitis. Magnificus Universitatis Ludicre Corporis Exercitationis Lituania es decretus senatus vienensis autobus anubis millesimo tercio decimo interposito annuntia. Exercitorem meritum optime de Lituania Aleksandru Kosauskas, qui bene meritus de Universitate Ludicre Corporis Exercitationis Lituania. Dignitate, doctoris honoris causa, Universitate Ludicre Corporis Exercitationis Lituania Arnatom Esse, rektor Universitatis Albertas Kurvidas, prezident Senatus Aleksas Stanislovaitis. Kviečiu Lietuvos sporto universiteto garbės daktarą Aleksandrą Kosauską pakilti į sceną.
kviečiu tarp inauguracijos sporto Lietuvos sporto universiteto garbės daktarą Aleksandrą Macauską. Labą dieną. Širdingas ačiū, kad atėjot mane pagerbti. Esu Dievo ir gyvenimo apdovanotas. Dabar apdovanotas dar ir vardu. Apdovanotas Dievo ir gyvenimo tuo, kad aš turėjau galimybę dirbti su jumis. Su vienais kaip kolegom, su kitais kaip auklėtiniais. Tikrai labai mano gyvenimą lydėjo puikūs žmonės, nuostabus. Nuostabus auklėtiniai, aš džiaugiuosi jų pasiekimais. Ir ne tik tai tie, kurie tapo profesoriais, ministrais, pirmininkais, verslininkais, docentais, bet tie, kurie nepasiekė didelių aukštumų gyvenime ir sporte, bet buvo nuostabus žmonės. Aš tikrai nuoširdžiai už jūs pergyvenu, džiaugiuosi jūsų pasiekimais. Labai ačiū paskutiniu metu tiem, kurie padeda man stovėti ant kojų ir pastatė ant kojų. Ačiū visiems artimiesiems, giminėm. Ačiū tiem žmonėm, su kuriais teko kartu dirbti ir siekti kažkokiu tai rezultatą. Ačiū, kad atvyko čia universiteto rektorius Albertas Skulvydas. Ačiū prorektoriui Aleksui Stanislavaičiui. Ačiū visiems dėstytojams, senato nariams, mano auklėtiniams. Tikrai nerandu daugiau žodžių pasidžiaugti ir padėkoti jums visiems. Ačiū. Netrukus turėsite galimybę pasveikinti žodžiu, matau, turite nemažai gėlių, tačiau prieš senato posėdžio pabaigą dar vienas kūrinys. Žodį visiems čia susirinkusius, kas norėtų ar žodžiu, taip prie pasveikinti Lietuvos sporto universiteto garbės daktarą, tos nusipelniusį trenerį Aleksandrą Macauską. O aš senato iškilmingą posėdį skelbiu baigtu, laukia foto, laukia gėlės, laukia sveikinimai. Ačiū jums visiems už dalyvavimą. Neabejoju, kad dauguma jūsų norės pasveikinti, bet prieš jūsų sveikinimus garbės daktaras Aleksandras Macauskas dar norėtų tarti žodį. Paprastai, kaip sako, viską matai, viską pergalvoji, bet praeina minutė ir galvoji, o svarbiausia tai nepasakei. Labai ačiū miesto merui Andriui Kupčinskui, kuris irgi atėjo čia mane pagerbti. Ačiū už gerą dovaną, kurią suteikė, vadinkim, mano auklėtiniai vakar Žalgirio krepšininkai. Ačiū. Tikrai po mano čia visokių negandų sveikatos, tai galvojau, kad čia man gali būti kažkokių tai komplikacijų. Bet šį kartą fortūna nesuko nugaros dalių, kuri netenka pavadinimo. Žodžiu, ačiū jums ir sėkmės noriu palinkėti jums finale, kad tęstumėt tą darbą, garsintumėt mūsų miestą, visi kauniečiai, mylėkim savo miestą. Aš ir kaip bėgikas,
Kaip lengvos atletikos treneris daug metų vadovavau jaunimo ir suaugusių rinktiniai Žalgiriui. Aš visą laiką galvodavau, kaip padaryti dovaną, kaip kovoti už mūsų mylimą miestą, už mūsų šalį. Ir tikrai darykit jūs, kurie dar dirbat, darykit mūsų miestą, universitetą, mūsų miestą kiek galima geresniais ir gražesniais. Ačiū dar kartą. Nemažiau išgirdom sveikinimo, dabar Kauno miesto merą Kučinską, kaip ir Pirmininkė, gerbiamas Aleksandrai, visi susirinkusieji, garbėjai svečiai, mielos ponios ir garbūs ponai. Tikrai didelė garbė dalyvauti šiame senato posėdėje ir šioje ceremonijoje, nes ypatingai gerbiu Aleksandrą Kosauską ir turbūt visi sutiksite ir neatsiras prieštaraujančių, kad Lietuvos sporto, neabejotinai Žalgirio pasiekimai neišvengiamai susiję su šiuo žmogumi ir didžiausia pagarba jam už tai, ką jis įdėjo į Lietuvos sporto istoriją, kokius talentus sportinius išugdė ir kiek suteikė visiems nenusakomos energijos. Nes viena, kaip sakė kažkada pats Aleksandras, viena yra išmankštinti sportininką, tai galima daug ką išmankštinti, bet kad tas išmankštintas žmogus ar komanda pasiektų pergalės, tai dar reikia įkvėpti ir dvasios, ir gerą anekdotą pasakyti, ko Aleksandrui tikrai nestinga, ir uždegti toms pergalėms. Tai kuo nuoširdžiausiai sveikinu gerbiamą Aleksandrą, kuo didžiausios jam sveikatos stiprybės ir įkvėpimo. Ir tai didelė dovana, ką jūs įdėjote į miesto gyvenimą, į sporto gyvenimą visam miestui. Sveikinu ir kartu džiaugiuosi, kad jums būtent suteiktas garbės daktaro vardas būtent miesto dienų išvakarėse. Linkiu visiems gražios šventės ir man pernai buvo didelė garbė taip pat miesto vardu atsidėkoti, visos miesto bendruomenės vardu atsidėkoti gerbiamam Aleksandrui ir įteikti jiems vieną svarbiausių miesto ženklų, tai yra santuokos garbės ženklą 2 laipsnį. Sveikinu dar kartą Aleksandrai ir sėkmės visai sporto bendruomenei. Ačiū, merė. Ar dar norinčių pasveikinti bus? Na, o kol pakviesiu sceną, aš tikrai norėčiau pasakyti, kad netrukus po visų sveikinimo kviečiu bendrai nuotraukai. Na, o po to bus iškilmingai kviestas Perkūno namuose, už Kauno sporto halės, Perkūno alėja 61. Prašau. Šiaip kitiem noriu pasakyti, kad mes esame iš to pristatymo pačios pirmosios dalies, tai yra rinktiniai, kurie dar buvo vaikai, kai pradėjome bendrauti kartu. Ir išgirdus apie tą momentą, apie tą įvykį, kad bus suteikiamas toks garbingas laipsnis, tiesiog pagalvojau, kad mes pradėjome kažkada sportuoti, kai mums visiems, 5 klasė, 12 metų. O dabar jau 12 metų didžiai daliai iš mūsų jau mažiau kaip 12 metų beliko iki pensinio amžiaus stovų. Reiškia, laikas praėjo didelis, bet mes labai gerai prisimenam anos laikus. Ir kai tie 12-mečiai atėjome pas trenerį, tuo laiku aplamai mes buvom susiformavę asmenybės su charakteriais, bet turėjom gyvenimus patirties. Ta pačia sėdėmės iš 3 šaltinių. Vienas buvo tėvai, antras šaltinis mokykla, 3 treneris. Iš trenerio išmokom tai, kad ką reiškia turėti tikslą. Kad mes turim turėti tikslą, turim jo siekti, turim naudoti visas priemonės tam tikslui pasiekti, nenuleisti rankų. Jeigu nepavyko iš pirmo karto keisti ir tas priemonės ir toliau dirbti, išmokom, kad reikia turėti daug kantrybės, įdėti daug darbo. Talentas nėra vien be darbo, jis gali neduoti gerų rezultatų. Išmokome, kad reikia turėti valią. Visos tos savybės labai pravertė gyvenime.
įvertinę, vieni iš mūsų tas pamokas, tomis pamokas pasinaudojom, kiti galbūt ne visai pasinaudojom, bet labai džiaugiamės šio įvykiu, šio momentu, kad gyvenimo nuopelnai buvo keturėlį tokių vardo sutikimų ir kadangi tą visą, reiškia, ką jūs perteikėte mums, ką mus mokinat apie valią, apie darbą, apie siekimą tikslo, dažnai jūs vertinat ne vien žodžiais, bet ir veiksmais, bei darbais. Ir gal norėčiau tiesiog pasveikinti su pagarbės daktaro vardo sutikimu ir parodyti vieną veiksmą arba ženklą, kuris galbūt nedėra tokiam žmogui, bet kadangi man mažiau nei 12 pensijos, tai parodyti. Nebaigi stebėtis, iš kur žmogus turi tiek idėjų, tiek naujovių ir vis iš paprastų dalykų gali padaryti labai reikalingų pratimų ar tai estafečių ir tas visą laiką stebino, tai jį darė visiškai nepakartojimų ir nepakeičiamų. Kadangi miesto klubo generalinis direktorius negali dalyvauti šito iškilmingoje, tai turiu ir klubo pavedimą jūs pasveikinti tokią garbingą dieną ir nuo žaidėjų vardu taip pat linkim treneriui jums dar daug sveikatos ir ilgų gyvenimo metų ir išlikit toks pat, koks ir buvot visada. Daugiausia kraujo ir sugadino, ir tą sveikatą sugadino, bet mes esame Vilniečiai ir Kaunas mums visada buvo Aleksandras. Ne pats miestas, bet asmuo. Ir tokia laimė, kad tie linksmi ir šmaikštūs anekdotai baigėsi garbės daktaru. Tai pasididžiavimas didžiausias. Gerbiami iškilmių dalyviai, mielas Aleksandrai, aš galbūt galėčiau pasakyti, kad šitoje auditorijoje nedaug žmonių yra, kurie prieš 64 metais Vilniaus Žalgirio stadione žiūrėjau, kaip tu bėgai ir tapdavai Lietuvos čempionu. Tėvas mano rašytas Vladas Dautartas atsivesdavo, aš nesuprasdavau, kas tuo metu yra iš viso bėgimas, ir jis man sakė, tylėk, leiskime man bėgti pirmam. Tai aš, ta tylėk, man ne visiškai tipiška kaip ir tau. Aš noriu tave pasveikinti, kadangi tave tavo kolega profesorius pristatė kaip ir menininką, man tai visiškai buvo nenustabu, tai norėčiau pasveikinti tave, tarkim, nuo režisūros kohortos Lietuvos ir nuo Lietuvos nacionalinio dramos teatro, net ir nuo Kauno nacionalinio teatro, nes 3 metus teko man vadovauti. Ir, mes tave mylim, gerbiam ir tiek tu esi visą laiką Kauno dalis, kaip pasakė čia meras, ir toks ir būsi. Tai
Tiek tos tylos šį vakarą. Sesuo yra klasiokės buvusios. Susibėgom, nieko išėjęs kažkaip. Žinai, kaip